Sveiki sugrįžę į kanalą ir šiandieną kalbėsime apie šį štai mėlyną Mustangą. Ir iš tikrųjų viskas prasidės nuo pabaigos, nes šiandieną čia turbūt gali būti, kad šiame kanale bus 2 video su šiuo Mustangu. Tai šis ir jeigu savininkas norės vasaros modų, tai ratų juodinsim ir taip toliau. Gali būti, kad dar ir pavasarį kažkada išlys šis Mustangas, bet gali būti, kad jo ir daugiau nebematysit mano kanale. Tai pradėsim Mustango istoriją nuo pabaigos. Tai iš tikrųjų jisai jau yra priregistruotas, su techninė apžiūra ir taip toliau, bet išlindo, kad viena lemputė perdegė, tai mes dar tenais nuvežėm lempą suremontuoti, išimti. Tai šiandieną turiu sudėti lempas, taip pat pildant freoną išlindo, kad yra užstrigęs siurblys, tai turim suremontuotą siurblį, kitą patikrintą, veikianti gerą. Tai turiu sudėti siurblį, turiu sudėti lempas ir išvalyti saloną, paruošti naujam savininkui, kad galėtų toliau smagiai eksploatuoti. Tad, šis video prasidės, kaip ir sakiau, nuo pabaigos, bet keliausime per visą istoriją, nes aš asmeniškai jo nefilmavau ir negalvojau, kai jį nupirkom, kad kursiu YouTube kanalą. Todėl tikrai nefilmavau viso remonto, nežiūrėjau, turiu tik tai keletą nuotrupų, tai su jumis pasidalinsiu netrukus, o jūs pirkdami tokius automobilius kaip Mustang ar iš Amerikos, neužmirškit pasitikrinti jų istorijos Car Vertical su mano nuolaidos kodu BEN20. Ir jūs padėsit augti mano kanalui taip pat. Taip pat nuorodą į Car Vertical atrasite aprašyme. Na, o dabar mes patys galim pažiūrėti, kaip atrodė šio automobilio Car Vertical ataskaita. Keliamės į kambarį ir apžiūrim, kaip ten viskas atrodė. Na, jeigu jau žiūrėsim Car Vertical ataskaitą, tai matom, aišku, kad šitas automobilis turi title patikrą, nes jisai buvo daužtas. Kaip jau matėte iš thumbnailo, kad stiprokai. Ir taip pat buvo patirta žala. Tai, žalą irgi tuo pamatysit. Ir kas svarbiausia, tikrinant automobilius, kad Car Vertical tikrinant automobilį, ką mes galim rasti, to automobilio nuotraukas, kurios buvo aukcione arba netgi keletose aukcionuose. Ir šitas automobilis buvo vieną kartą aukcione ir mes galim pažiūrėti būtent iš kokių nuotraukų mes pirkom šį automobilį. Ir dešinys priekinis kampas atrodo toks visai dar į temą, bet kapotas jau galite matyti, kad tokia turi palapinę gan nemažą pasistatęs. Ir žiūrint į kairį kampą, tai ne kažką. Ir šito Mustango pirkimo istorija yra labai paprastai. Vienas žmogus sako, noriu gražios spalvos Mustango, rask, iškrito šitas, mes pastatėm durną kainą, už dar durnesnę nupirkom, labai pigiai iš tikrųjų mes jį nupirkom ir taip gavosi, kad parvažiavo. Tai labai pigus Mustangas buvo nupirkt ir gali matyti, kad buvo dėl ko tas Mustangas ir pigus buvo. Ir kaip matote oro pagalvės ir jau video, toj pamatysite, kad buvo oro pagalvės šovusios ir iš priekio tikrai jisai labai stipriai daužtas buvo. Tai ir matosi rida, kokia jinai buvo ir matom, kad jisai tikrai nebuvo kažkoks labai jau pilnas. Ir variklio skyriuje labai gerai matos variklis ant laužtuvo pastatyta ir kad kairys visas viršutinis landžonas jau suvarytas, bet žiūrint va šitoj nuotraukui matosi, kad balkis apačia yra tiesi. Tai iš tikrųjų tokia ir buvo iš karto išvada padaryta, kad apatinis landžonas yra visas veikas, bet yra nutraukta būtent viršutinė dalis ir būtent tenais nuėjo smūgis. Ir dar vienas dalykas įdomiausias apie važiuoklį, jeigu mes dabar šitoje vietoje mes matom, kad ratas yra išklyšęs ir stovi tikrai klišai, tai galiu pasakyti, kad iš važiuoklės mes nei vienos detalės nepakeitėm, net amortizatorius ir ratų suvedimas pasidarė iš pirmo karto, kai uždėjo šitus matavimo stendą, tai nieko net nereikėjo reguliuoti važiuoklė idealiai tiesi. Tai iš tikrųjų stakanas buvo pastumtas į tenais ir visa važiuoklė iš amortizatoriaus pavirtusi.
Tai kas matom iš nuotraukų, tikrai šitas Mustangas labai baisiai atrodė, bet tas daužimas netrodė toksai baisus, kai reikėjo jį remontuoti. Ir iš tikrųjų, kiek iš visų esu matęs, tai esu matęs ir tikrai baisesnių mašinų. Ir kas yra dar gerai su CarVertical, tai kad mes galim matyti ir ridą, ir niekas negali pasakyti atmojuosim, nes vėl fiksuota yra aukcione, kiek buvo 117 000 kilometrų, dabar jau 118 000 kilometrų, nes jeigu mes paėsim toliau, mes jau aiškiai matome, kad Mustangas, jeigu paimsim istoriją, laiko juostą, mes matom, kad jau laiko juostoje jau matosi, kad yra Lietuvoje ir techninė apžiūra atlikta gruodžio mėnesį ir taip pat sausio mėnesį užregistruota. Ir jūs, pirkdami savo naujus automobilius ar savo automobilį, tikrinkite CarVertical su mano nuolaidos kodu BEN20, tai padėsite augti mano kanalui ir žinoma, linkas tiesiogiai įsigyti CarVertical su mano nuolaidos kodu, su mano nuolaida 20%, rasite šio video aprašyme. O jums ką? Gerų patikrų, kad jūsų nauji pirkiniai tikrai turėtų geras ataskaitas ir kad kuo mažiau būtų apgaulių. Grįžtame į video, o jūs neužmirškite naudotis mano nuolaidos kodu. Galima apeiti aplink abi mašinas ramiai. Tai Mustangas realiai visas dažysis, tik tai stogas nesidažys. Kažkas vairavo su, nežinau, išožiniu rakteliu, galima manyti, kad buvo merginos mašina. Viskas kaip ir salone. Aišku, nieko naujo, nieko įspūdingo. Kažkoks gėrimas išsitaškęs. Ir kas iš tikrųjų stipriai nudžiugino, kad lempa praktiškai viena ausis nulaužta, matau. Bet šiaip ir čia biški išlaužta, bet šiaip jinai yra sveika. Iš tikrųjų, kas nudžiugino, kad lempa yra sveika. Taip. Pati atridėja, rieda tai jepš labai gerai. Ką tik katinai nudūlė. Ir kaip, apatinis landžeronas veikas. Bet pakėlus kapotą, ką mes randame? Variklį randame. Ir variklyje randame dangtelyje skylutę. Tai reikės į dangtelį valyti, tvarkyti tenais. Realiai, kad šitą visą daužimą aplamai suremontuotą, reikės išimti variklį. Jau matau. Čia gerai visai susukta. Bet realiai keičiasi tik tai viršutinis landžeronas. Apatinis yra sveikas. Keičiasi visa viršutinė dalis. Jau toks jausmas, kad, žinai, baisiai atrodo, bet išardžius ir turint dalis, viskas pakankamai greitai gali vykti. Tik tai tiek, kad tikrai nemažai darbo bus, reikės pridėti prie šito Mustango. Ir remontuosim, po truputėlį tvarkysim. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Mūsų toksai projektas. Landžeronai, sakau, sveiki. Pačioj, realiai sparnas subraižytas, realis lengvai perbrėžtos. Čia biškai įbrėžta, kadangi kur reikės tiesint, matėm nuotraukoje. Galinis buferis per kelionę kažkur brūžinosi. Nežinau, ar kampas buvo ar nebuvo, bet kampas čia, bet lempos veikos. Čia viskas kaip ir gražu. Galima tikėtis, galinį buferį visada reikia dažyti, kaip pravažiuoja mašina iš Amerikos. Ir va, bagažinės netidarysim. Šiaip tikrai nemažai daužta mašina. Bet manau, kad jeigu taip remontuojant nuosekliai, tai darbo prie jos yra mėnesis, bet kadangi prie jos nepulsim dirbti, tai manau, kad mes šitą Mustangą pakelsim per vasarą. Kaip sakėm, apie eilę. Dabar turbūt ją uždengsim ir jinai čia pastovės keletą savaičių uždengta. Nu ką, tiesos akimirka, tai bandysim užkurti Mustangą. Ką mes šiandien padarėm, tai, kaip pasakė, ką tik įdėjau pakrautą akumuliatorių, išmėm seną, užsidavusi, pakeitėm dangtelį. Dangtelį buvo skylė tokia, tai pakeitėm dangtelį. Čia prasivalėm aplink variklį. O, dar vieną dalyką matau, ką aplink variklį reiks padaryti.
Einu atsinešiu dar greitai ir tuoj bandysime užkurti. Ir pasižiūrėsime, ar šio automobilio variklis yra geras. Taigi tęsiam. Čia tokį dalyką reikėjo nukirpti. Tiksliau, čia buvo tik naujas generatoriaus dirželis. Ir ką, čia viskas pajungta lyg ir. Ką atjungiau, tą pajungiau. Viskas padaryta. Bandom lipti į automobilių, žiūrėti ridą ir kurti. Šiaip automobilis yra nekurtas apie... Dabar galvoju, mes jį nupirkom turbūt kovo mėnesį. Šada prieš metus. Ir ką žiūrim, ar yra degimas. Ok, degimas yra. Posūkis rodo. Ir mes turim 72 000 kilometražą. Ir užsikūrė iš karto. Ir nedega net iki check engine'as. Nu pasaka. Metus beveik nekurtas variklis. Negaliu patikėti. Taip lengvai užsikūrė iš tikrųjų. Skirtumo gerą, nes esame nuėjome kitam projektui. Užsikūrė. Jokių vargų. Variklis geras. Žiūrėsim, ar Mustangas su galiniais varomaisiais gali išvažiuoti į sniego su ne pačiomis geriausiamis padangomis. Žiūrėk, kas nutiks čia. Ir man. Gazą daug davė. O. Problemos. Na. Problemos prasideda. Aš irgi galvoju, kad neužvažiuosiu. Reikės kažko tikriausiai, kas stumtų. Aš ir tikriausiai stumtų. O. Nesigauna? Nesigauna, ne? Na. Gausis ar nesigaus? Žiūrėk. Kas dar? Įdomu. Važiuos. Važiuoja, Mustangas važiuoja. Ir strigo. Strigo Mustangėlis. Arkliukas strigo, negali žiūrėti. Strigo arkliukas, neužvažiuoti negali. Arkliukas tik viduje daugiau arkliukų. Ko skiriasi? O, važiuoja. Nope. Fake alarmas. Nevažiuoja. Sustojo. Daug arkliukų ir 4 ratai. Ar išvažiuos daug arkliukų ir 4 ratai iš mūsų sodybos? Kažkodėl jaučiu nes todėl, kad amerikotiniškos padangos nėra pačios geriausios. Žiemą su pusnimis ir ledu. Žiūrėjom, kas nutiks. Man įdomu. Suprantat, aš čia laukiu. Aš negaliu sulaukti. Bezda. Jau čia nepakankamai bezdėjau.
O, Mustangas beza. Beza nepakankamai ir kas čia. Hop. Turi galios, bet... Bezda. Kaip perdirkliukas. Išvažiavo, valio. Happy. Na, o dabar štai va gražuolis. Aišku, lempų dar nėra, bet už valandėlės bus, mes tuo jas sudėsim. Gražuolis, Mustangienas. Ir kaip matote, šiandien turim jau suremontuotą ir viskas čia pas jį tvarkoj. Keliausime, važiuosime tuo į garažą ir sudėsime lempas, sudėsime kompresorių ir iškeliausiu jisai į naujus namus. Turime įsivarę jau Mustangą, keliam į viršų ir dedam lempas, dedam kompresorių ir dar ten biškį porą ladelių sumginėsim. Tai papasakosiu, ką darysim, o dabar truputėlį timelapse, truputėlį to, truputį to. Nu, vienu žodžiu, einam dirbti. Pirmas darbas, kurį atliksime, tai įdėsime kompresorių. Ten kažkur jis įstatosi. Ten. Taip, čia yra 3.7 bukas variklis. Kaip jūs jau pasakysi, 224 kW. Ir yra kaip yra. Užtat spalva gera šitą Mustango. Už spalvą tai galite palaikinti. Tikrai gera spalvytė. Ir va, galite matyti, kad ten viskas originalu, gražu. Čia irgi viskas tvarkinga. Va. Visas gražiai atrodantis Mustangienas. Tai imam kompresorių, dedam kompresorių ir žiūrim, kaip tenais mums gausis. Va, kompresorius to parodysiu. Va, turim kompresorių. Patikrino, dar nuvežėm patikrint. Naują nupirkom, naują. Dėvėtą. Bet nuvežėm patikrint. Patikrino, viskas gerai su juo. Tai dedam į automobilį. Kompresorių sudėjom, viskas gerai, oringai pakeisti, viskas padaryta. Tai taip, kai keičiat kompresorių ar kažką prie oro kondicionierius, tai keiskite ir oringus, kad po to neleistų. Tai oringai pakeisti, sudėtas kompresorius, liko lempą sudėti, į ką dar tenais su posūkiu lemputėm padaryti ir dėsim buferį atgal. O, kaip atrodo kompresorius, atgal sudėtas. Tiesos akimirka.
toje pusėje šviečia irgi. Jej! Ką, pasidarėm darbus tuos, kuriuos reikėjo. Pakeitėm kompresorių, pajungėm kitaip čia laidelius, įdėjom lempas. Laikas buferio uždėjimui. Pasižiūrim, kaip čia dėsis. Kaip jau buferis ir uždėtas, liko tik tai daug varžtukų. Tad einam, keliam į viršų ir bus kaip ir gerai. Vakar kiemį užklimpau, tai žinokit, atvažiavau dabar Mustango plaut. Einam pasižiūrėti, kas atsitiko ant jo ir kiek to purvo. Tai kaip matėt, mano kiemas dar be trinkelių, nes ten dar mes naujakuriai. Tai vat, tai Mustangienas toksai. Ant geriausių vaizdelį, tai va čia. Čia ir žinoma visa mašina purvina. Va, šita pusė geresnė. Va, taip pavarėm vakar. Kiemą išarėm, kaip tikras Edžilas pavarė. Tai einam plaut ir šiandieną paskutinė diena man su juo. Šiandien pasiema jį savininkas ir jau važiuoja toliau. Ir viskas. Mustangas registruotas, sutvarkyta viskas ir šiandieną jisai keliaus pas naują šeimininką. Ir jeigu jums patinka tokie projektai, tai laikinkit ir subscribinkit mano kanalą. O mes dar galim truputėlį pakalbėti, ką mes čia padarėm su tuo Mustangu. Kaip matot, viskas suremontuota ir buvo mintis išlaikyti jį originalų. Tai ratos originalai, buferiai originalūs ir nieko čia nėra pridaryta, jokių tenais modų. Tai kaip sakiau, jeigu šeimininkas norės, galėsim ir padarysim kažkokios tais modus, bet mūsų, kai remontavom, buvo mintis išlaikyti kuo originalistinį šitą Mustangą. Ir galim pasižiūrėti, kaip čia jisai atrodo. Vat. Visas priekis gražiai viskas sueina. Gražiai dirba, murkia, aišku, negirdit, girdėjote. Štai va taip gavosi. Tuo ir saloną pafilmuosim, pažiūrėsim kaip salonas. Salonas irgi paprastas, nieko ten įmantraus. Tai salonas irgi paprastas, medžiaginis, niekas čia nedaryta. Išplautas, išvalytas. Taip, nieko čia įmantraus šiame Mustangė nėra, bet užtat 3.7 užtenka tos galios ir važiuoja labai smagiai, jeigu žinai, kokius laidus atjungti ir ką padaryti su juo. Tai tiek šiandieną iš tikrųjų ir ką, ačiū Jums, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose projektuose. Atsiprašau, kad šito buvo tiek mažai, bet sekantis projektas tikrai Jums patiks. Tad laikinam, subscribinam ir susitiksime kitame mano video.